Kalnelio Šventojo Jono Krikštytojo koplyčia stovi ant sidabrės piliakalnio esančių senųjų kapinių teritorijoje. Manoma, kad ji pirmą kartą paminėta 1676 m. Joniškio bažnyčios vizitacijos akte, kuriame nurodyta netoli miesto ant kalno esanti Šventojo Jurgio koplyčia. Dokumente minima, kad medinis koplyčios pastatas buvęs senas, jo stogas įgriuvęs, o sienos skylėtos. 1795 m. vizitacijos akte minima, kad koplyčia neseniai suremontuota ir uždengta naujų stogų. Taip pat buvo paminėti čia švenčiami Šventųjų Jurgio ir Jono Krikštytojo bei Šventojo kryžiaus atlaidai. 1795 metais Joniškio klebono ir parapijiečių lėšomis koplyčia buvo perstatyta į kryžminio plano vienos navos su prieangiu ir zakristija pastatą. Šalia jo glaudėsi varpinė. XIX amžiaus pradžioje koplyčioje buvo įrengti 3 neobaroko stiliaus altoriai. Didžiajame altoriuje minimas nukryžiuotojo Jėzaus atvaizdas, o šoniniai altoriai turėjo Šventųjų Jurgio ir Jono Krikštytojo titulus bei juos vaizduojančius paveikslus. XIX amžiuje koplyčios pastatas buvo kelis kartus remontuotas, jame sudėtas grindinys bei atnaujinti altoriai. 1855 metais koplyčioje įrengti nauji vargonai, kuriuos pagamino žymus meistras Karlas Hermanas. Tarpukario metais atlikta didesnė koplyčios rekonstrukcija. Tuomet buvo nugriauta senoji medinė varpinė, o koplyčios fasado centre pristatytas masyvus varpinės bokštas, kuriame patalpinti 2 senieji varpai. Sovietmečiu koplyčia buvo uždaryta, ji keletą kartų nukentėjo nuo vandalų. Nemažai koplyčioje buvusių meno kūrinių buvo paimti į dailės ir ateizmo muziejų fondus. 1989 metais koplyčia buvo grąžinta tikintiesiems ir atšventinta. Iš kitų koplyčių ji išsiskiria gausia vidaus įranga ir vargonais, o tai liudija apie išskirtinį šventovės statusą.